Tai labas vakaras visiems. Nors dėl techninių kliūčių truputėlį užtrukome, bet visgi pavyko susijungti, viskas tvarkoja. Tikėkime, tos kliūtys nesutrukdys eigoje. Na ir, kaip jau turbūt matėt, šiandien yra labai įdomi tema, jinai įdomi tuo, kad yra greitai šventės ir kalėdos ir naujieji metai. Tai kiekviena moteris nori pasipuošti ir dažnai nežino kaip. Ir mums Jurga patars, pamokins, kaip geriau yra, kas jums tinka, kas netinka, kokios klaidos ir panašiai. Na ir dar paminėsiu tokį dalyką, turbūt matėte ir aš vis įmetinėsiu, jeigu į chatą naujiems žmonėms, kas nematėt, nuorodą apklausos. Užpildykit, kas nepildėt, nes tai yra būtent tam, kad sužinotume, kokie webinarai yra reikalingi. Tai kas pildės, tai jau antrą kartą nedarykit, bet kas dar nesate pildę, tai užpildykit. Na, dabar perduodu žodį Jurgai ir gero klausimo. Ir paprašom. Labas vakaras visiems, tikiuosi, kad gerai mane girdit ir šiandien kalbam iš tiesų gal moterim daugiau rūpima tema, arba bent jau tokiems vyrams, kurie rūpinasi savo moterimis. Šiaip iš tikrųjų šiandien tema yra tokia tikrai prieššventinė, tačiau žinokit, aš visada sakau, kad makiažas ypatingai akių, kaip mūsų sielos veidrodis, yra iš esmės reikalingas kiekvienai dienai. Iš tikrųjų aš paskui parodysiu kodėl. Ir merginos, jeigu jūs norit pasidaryti šventinį makiažą, kiekvieną dieną nedarydamos makiažą savo, sakykime, akims, bent jau, kuklaus, nors minimalaus, tai iš esmės jūs to šventinio makiažo nepasidarysit labai gražiai. Norint padaryti gražiai makiažą, reikia daryti 100, 200 kartų, tam, kad jūs žinotumėt, kur iki kurios vietos yra kampas jūsų reikalingas akį išdažyti ir taip toliau, kokios jūsų akies formos, kokia jūsų yra klaida, galbūt kokie, sakykime, kosmetikos reikalavimai reikalingi jūsų amžiaus tarpsniui. Visada galioja tas dalykas, kad mažiau yra geriau. Tačiau kai kada vis tik tai tas dalykas iš tikrųjų paveda. Na, tai aš pradedu šiandien akių makiažo teoriją. Esu taip pat FM Group verslo partnerė, labai noriu būti ir kokių nors didesnių kvalifikacijų pasiekusi, žodžiu, visą laiką einu į priekį. Na, pirmiausia, aišku, mes turėtumėm pasiruošti. Kaip pasiruošti tą akių vokų odą? Tai mes akis turim nuvalyti, patepti po akių kremu, paskui vokus nusausinti. Kaip nusausinti? Biria arba presuota pudra. Kada daromas makiažas, aš visada stengiuosi sutilpti į 20-30 minučių. Tiesą sakant, jeigu jau taip kruopščiai, tai man iš tikrųjų gana sunkiai sekasi, bet aš kalbu apie akių makiažą, tai akių makiažui yra skiriama nedaugiau 10 minučių. Todėl laukti, kol man po akių kremas susigers, aš nelabai turiu kada. Na, valymas. Micelių skystis tinka. Apie micelių skystį aš esu šnekėjus jau ir veido priežiūros webinaro metu. Ir dabar pasikartosiu. Švaro be prausimo. Veido, panaudojus skystį, veido nuprausti nereikia. Jis pakeičia ir toniką, ir drėkinantį veido pienelį. Nuvalo vandeniu atsparų makiažą. Žodžiu, tinka visų tipų odai. Šiaip man labai patinka micelių skystis, aš jį naudoju vien todėl, kad jeigu, sakykime, galėtumėm palyginti, sakykime, jeigu mes įsivaizduotumėm veido valymą kaip kažkokį tai spintelės valymą, ar ne? Tai tos micelės yra tokios dalelės, vat būtent, kada jūs valot veiduką, kaip ta mikropluošto šluostė, jinai sutraukia tą vadinamą visą makiažą, kaip magnetas pritraukia. Jeigu jūs galvojat, kad, sakykime, su paprastu pieneliu taip išeina padaryti, tai iš tikrųjų yra labai klaidinga taip galvoti, dėl to, kad akių pienelis ar akių losjonas ar atskirai akių makiažo valiklis pirmiausia makiažą ištirpina. Ir paskui jūs turėtumėt su toniku kažkokiu tai surinkti tą visą ištirpintą, kaip čia pasakyti, sluoksnelį, ar ne? Tai vat micelės yra
truputį kitaip veikiančios dėl savo fizikinių dalykų. Tai jos tą makiažą tiesiog netirpina, o nuvalo iš karto kaip magnetas. Tai 100 kartų yra geriau, negu kad jūs paskleidžiat, sakykime, ištirpinat ir po to su toniku nori tą dalyką surinkti. Tai šiaip tai yra tikrai pažangiau išnaudojama šitas dalykas yra. Ir aš kažkaip visada stengiuosi žmonėms įtikinti, jo labiau, kad čia yra koncentratas, jo tikrai ilgai užtenka. Tačiau reikia atsiminti tą dalyką, kad arba jūs turite prieš tai sudrėkinti veidą, arba jeigu tai yra riebios odos atstovės, jūs jau turit būti nusiprausę, sakykime, su prausikliu be muilo, ar ne? Ir trečias dalykas, kad jeigu jau imat su vatos diskeliu, tai tas diskelis turi būti sudrėkintas. Kadangi tai yra koncentratas, jo negalima imti be atskiedimo. Tai tas dalykas yra būtent jeigu tai yra labai atsparus makiažas vandeniu, vis tik tai reikėtų, aišku, galima valyti su tuo jau losjonu, sakykime, ne atskiestų, tačiau jums vis tiek reikės po to truputėlį pavalyti tą perteklių ir, žodžiu, kad, neliktų. Naujieną galima bandyti, jeigu jums, sakykime, šiaip hipoalergenis yra micelių skystis, bet jeigu jums jau su juo nepavyko, sakykime, sualergizavo arba šiaip, tai dabar yra naujiena, naujo katalogo startavusi naujiena 3 viename beta-gliukanų serijos makiažo valiklis. Tai pienelis, tonikas, skystis akių makiažui valyti viename. Yra ypač hipoalergeninė formulė ir iš tikrųjų, žinokit, beta-gliukanų seriją gali naudoti labai daugelis žmonių, net jeigu jie yra ypatingai alergiški. Na, nebent ten būtų, sakykime, jau hamameliui, žodžiu, kažkokių tai alergiškų žmonių, čia jau iš tikrųjų retai būna. Ir netgi šitas makiažo valiklis beta-gliukanų yra patikrintas okulisto. Reiškia, tai tikrai toms, kurios nešioja kontaktinius lęšius arba turinčioms, žodžiu, jautrias akytes, tinka. Žodžiu, nuplauti jo irgi nereikia. Tai gana patogu ir kelionė iš tikrųjų, man atrodo, būtų vienas iš geresnių dalykų. Pasitipėm paakių kremų. Kito paakių kremo neturim kaip Gold Regenesis. Šita serija kaip yra ir pritaikyta 40+ metų, bet aš jums pasakysiu tokią paslaptį, kad iš tikrųjų pagal sudėtį tai jinai visiškai nieko jums blogo nepadarys. Šiaip realiai paakių kremą turėtų naudoti visos moteris, kurios naudoja akių vokų šešėlius. Todėl, kad juos vis tiek reikia nuvalyti ir nuplauti, arba pieštuką, arba tušą. Žodžiu, vis tiek juos reikės nuplauti, tos paakius, ir jūs sausinsit paakių odą, tai jeigu jūs nenorit, kad atsirastų raukšlelių, realiai turite naudoti paakių kremą. Ar jūs naudosit Gold Regenesis, ar kokį kitą, aš esu iš tikrųjų už šį kremą, jo tikrai reikia labai nedaug. Labai malonus, jisai vėsina, tas iš ryto labai gera būna, na ir, sakyčiau, ta odelė tokia, labiau įtempta ir neleidžia tai odeliai patinti. Žodžiu, iš ryto to patinimo tikrai nebūna, net jeigu iš vakaro pakankamai nemažai yra išgerta skysčio. Taip, kartais būna taip, kad galim išgerti tik vakare visą dieną, užsiveikia kažką. Tai žodžiu, tikrai, žinokit, gali drąsiai rinktis ir tos, kurios pagal sudėtį šitas kremas turėtų kainuoti begalinius pinigus ir aš iš tikrųjų dėkinga FM Group atstovybei, kad galiu jį nusipirkti. Apie 300 litų, žinokit, maždaug kainuotų, jeigu mes pirktumėm kažkur Kristianą arba Sarmoj. Na, nepamirštam paakių. Šiaip iš esmės, jeigu jūs norit gaivaus makiažo arba neatrodyt pavargę, tai reikia naudoti šviesinantį maskavimo pieštuką, nes iš tikrųjų labai nedaugelis moterų turi tuos idealius paakius, kurie yra nepatamsėję. Na, mes visos auginam vaikučius, daugiausia, aišku, ne visos, bet daugumą auginam vaikučius. Būna ir dienų, kada mes ir pamiegam mažiau, ir ar kažkoks jaudulys, stresas, žodžiu, neišmiegojimas, ir tai tikrai yra ką pasirinkti. FM Group turi puikius šviesinančius maskavimo pieštukus. Yra vanduo silikonė formulė, žinokit, nesubėga tie pieštukai visai. Labai gerai su tokiu teptuku, ten yra atidarius yra toks specialus teptukas, sukat galiuką tą, kur matot šviesus, yra vienas šviesesnis, kitas tamsesnis. Žodžiu, ir tas
tas kremukas, tiesiog tas vadinamas jau pats maskuoklis, jisai išlenda ant to teptuko galo, žodžiu, ir kiek reikia, tiek jo ir pasiskleidėt. Galima, aišku, ir truputėlį piršteliu paskleisti, kad gražiau, kad tolygiau pasidengtų, bet nesikaupia tos akių raukšlelėse, taip kad drąsiai gali naudoti ir vyresnio amžiaus moteris. Tikrai drąsiai. Dariau makiažus, žinokit, tikrai puikiai laiko. Na ir kai jau mes pasidarom, sakykime, tą, žodžiu, paskleidimą, užsitepam kremą, pasidarom maskavimą, galim tą dalyką visą užfiksuoti. Užfiksuojam biure pudrą geriausia, tai yra pasiėmę didelį šepetį pudros tepimui, tai yra mūsų biri pudra, kuri yra jau mineralinė, ir fiksuojanti biri pudra, kuri iš vis tinka apskritai makiažo visam fiksavimui. Žodžiu, hipoalergeninė sudėtis fiksuojanti biri pudra gali rinktis, kas jau turi tokį jautrų veidą arba tiesiog net alergišką, labai gražiai, skaniai kvepia, tinka visiems odos tipam. Ir biri pudra, kur su spalvyte, yra du atspalviai. Ir, žodžiu, tikrai nekemšanti porų, galima drąsiai naudoti riebesniai odai. Tai va tie dalykai. Dabar šiaip be šitos priemonės akių vokų šešėlių pagrindo, žinokit, aš nelabai įsivaizduoju akių makiažą. Vienas dalykas mano yra truputėlį užkritęs vokas ant akytės, paskui galėsiu pasirodyti, kas nesat manęs matę. Bet iš tikrųjų, žinokit, tai ir buvo toks atradimas, šito dalyko, to akių vokų šešėlių pagrindo realiai reikia labai labai nedaug. Praktiškai ant abiejų vokų užtenka degtuko galvutės didesnės dydžio. Žodžiu, padalinam per pusę ir viduriniu arba ketvirtuoju tuo bevardžiu piršteliu labai atsargiai tapšnojame voką, jokių būdų netampom. Jis išlygina vokus, nesubėga į raukšlės tie šešėliai, jie geriau sukimba. Jeigu būnant vokų vadinamų tų pigmentinių dėmelių, kaip tik paslepia tas dėmeles ir, žodžiu, tie šešėliai lygiau atrodo, tiesiog sukimba geriau, lengviau yra išsklaidyti. Ir spalvos, aišku, būna tiesiog ryškesnės, nors kai kam tas dalykas nepatinka. Tačiau didelis privalumas, kad ji yra hipoalergeninė, ir dar kitas didelis privalumas, kad nekeičia vokų šešėlių spalvos. Žinokit, praktiškai nedaug profesionalių firmų turi tokį gerą šešėlių pagrindą. Net jeigu manęs klauso ir nebandė dar, sakykime, visažistės, kurios nebandė šito pagrindo, tikrai merginos siūlau pabandyti. Na, aišku, mes turėtumėm nepamiršti ir makiažo aplikavimo priemonių, kaip juos užsidėti. Taip, tai yra, FM Group turi akims skirtus 3 šepetelius, tai yra šešėlio aplikatorius, tokia, kaip latekso kempinėlė, ar ne? Galima šlapiai ir sausai naudoti, jeigu intensyviai spalvai išgauti, tai būtent reikėtų imti šešėlio aplikatorių, tiksliai ir intensyviai. Na, šešėlių šepetėlis iš natūralaus pluošto yra, iš ponio šerių, jis turi tokį tikslę liniją brėžiantis yra, bet galima jo tepti kreminius gaminius, galima tepti sausus gaminius, žodžiu, bet jo šiaip iš esmės jau tepama tiksliai, todėl kad jis yra toks plonas, šiek tiek nuo palintų galiukų, bet, žodžiu, su juo tepama siauras jis yra ir tepama tiksliai. Irgi galima ir sausai šlapiai, žodžiu. Na ir naujiena, čia buvo iš praeito katalogo naujiena, dabar jau nebelabai naujiena, bet šiaip labai pasiteisinęs dalykas, tai yra išsklaidymo šepetėlis ir retušavimai, kad tos spalvytės susilietų tvarkingai, kad nebūtų labai tokių aiškių linijų. Taip, kad tų linijas aiškias mes galim turėti, aišku, palei voko viršutinę kraštą, bet kada jas norim pasklaidyti arba tą spalvą sumažinti jos intensyvumą, tai būtent reikalingas va šitas šepetėlis, tas vadinamas išsklaidymo. Taip, arba suliejimo. Na, šiaip iš tikrųjų, ką aš dar apie šešėlius norėjau čia iš tokių taisyklių pasakyti, kad ant vokų esančios raukšlelės tikrai sufleruoja, kad jūs negalit naudoti perlamutrinių šešėlių, moteris. Jie išryškina jūsų vokų trūkumus ir gilina visas raukšles. Taigi krepšelyje vyresnės moters gali būti tik tai matiniai šešėliai, tą pabrėžiu.
jokių blizgių šešėlių moteris turinti raukšlelių, nežinau nuo kokio tai amžiaus moteris, bet ji turėtų save kritiškai gana įsivertinti ir iš tikrųjų, jeigu jau ant vokučių yra mažas tinklelis, nenaudokit jūs tų blizgių šešėlių, negražu. Nebent jau jūs einat į, kaip čia pasakyti, klubą ir ten ganėtinai tamsu ir nesimato. Šiaip FM Group turi kašmyrinius šešėlius, jie yra matiniai, aš juos labiausiai įsimylėjusi esu, nes tikrai dengiasi nuostabiai, tačiau nedaug blizgesio turi 3 arba 2 šešėliai ir kai kurie birus. Galima atsirinkti, yra matiniai, kai kurie birų šešėliai ir tikrai smagiai dengiasi. Jeigu jūs vis tik tai einat kažkur progą ir norit, jums ta spalva šešėlio baisiai graži ir jinai yra perlamutrinė, tai galim naudoti silikoninį pagrindą. Yra toks pagrindas, FM Group tai turi. Ir jisai pakankamai gerai tas tokias, ne visai gilias vadinamasias raukšlelės jisai užmaskuos. Tai va. Na, dengimas. Kaip dengti tuos šešėlius? Akių šešėlius dėrėtų tepti nuo voko vidurio išorinio akies krašto link ir krašto link spalvos intensyvėja. Būtent krašte, akies kraščiuke, tos spalvos turi būti pačios intensyviausias. Ir link vidinio akies voko link jos šviesėja. Šviesiais atspalviais gražinam vidinį akies kraštuką, taip akis tampa vizualiai didesnis. Prie pat blakstienų spalvos tamsesnės, kylant link antakių šviesėja. Dažnai pasitaiko klaida, staigus spalvų perėjimai. Šešėliai turi eiti tolygiai ir tiesiog keičiasi, kad jie palaipsniui. Žodžiu, kad tai nebūtų labai, sakyčiau, kardinaliai pasikeičianti spalva. Tai tam reikalingas yra tas išsklaidymo šepetėlis. Pabaigus tepti šešėlius, atsargiai ir tolygiai perbraukti padažytas akis skaidria biria arba tai jau, kaip minėjau, fiksavimo pudra. Taip būtent užtvirtina jūsų akių makiažą. Galima to dalyko nedaryti kasdien iš esmės, bet jeigu jūs einat į kažkokią šventę ir norit, kaip pasakyti, būti atsakinga už savo makiažą, tai iš tikrųjų būtų neblogai. Dar keletas taisyklių. Jeigu mes imam šešėlio aplikatorių, tą kempinytę, tokia ar ne, tai per voką iš tikrųjų reikėtų nebraukti, o spaudžiant tapšnuoti ir tokiu būdu padengti akies voko pagrindą spalva. Nes jeigu mes braukom, truputį dalis šešėlių nubyra mums ant apatinio voko ir paskui reikės taisyti jums makiažą. Jeigu privėlėte tamsių šešėlių kažkokių klaidų, sakykime, per daug išlindot, per mažai, ar norėjot pataisyti ir netyčia, ištaisysit patepdamos ant viršaus kūno spalvos šešėlį. Iš tikrųjų, iš kašmyrinių tai yra nuostabi spalva Desert Sand, kuri viską sulieja, arba iš TT naujos kolekcijos yra puiki spalva. Dabar tiksliai nepasakyčiau, ten yra su ta raidelė, iš tikrųjų per patį vidurį iš tų šešėlių. Tai nuima pigmento intensyvumą ir ta tamsi spalva tiesiog išblunka. Na, šiaip sausais akių šešėliais galit nubrėžti akių kontūrus, tačiau tada reikalingas jau dar kitas šepetėlis, FM Group neturi jau jo, toksai su įžambiai nukirstas būna makiažo teptukas ir labai siauras jisai turėtų būti. Šiaip šešėliai ant voko viršutinio yra tepami atsimerkus. Juk jūs su žmonėm iš tikrųjų bendraujate atsimerkę, ar ne? Tai, ką jie mato, tai realiai taip jūs turėtumėte ir pasidažyti. Ir pati pagrindinė taisyklė, čia iš tikrųjų, kas liečia šešėlių dengimo vietą, ką norim išryškinti mes šviesinam, ką norim paslėpti, nutamsinam. Tai čia yra pagrindinis dalykas. Jeigu užkritęs vokas, tamsinam. Žodžiu, tokia yra pagrindinė iš tikrųjų šešėlių dengimo taisyklė. Na, apie dieninį makiažą kalbam. Sausasis daugiau šešėlių dengimo būdas tinkamas dieniniam makiažui. Paprastai daromas per 2 zonas. Tai viena zona yra šviesesnė ir akies kraštelėje kita zona yra tamsesnė. Taip, nebūtinai mes turim kabinti apatinį akies voką. Šiaip iš tikrųjų apatinį akies voką tamsinančios moteris daro pakankamai didelę klaidą. Jei kuo yra vyresnė moteris ir kuo jinai ryškiau pasidažo apatinį voką, pieštuku, šešėliais, kaip jūs norit.
tuo labiau jį atkreipėt dėmesį į savo amžių. Nedarykit merginos to, iš tikrųjų geriau to apatinio voko neliesti. Jo labiau, kad vyresnio amžiaus moterų pagrindinis dalykas, kas yra, tai yra paburkės apatinis vokas. Nu, nedarykit, nelieskit, net blakstienų iš tikrųjų galima nedažyti, dieniniam makiažui to dalyko nereikia. Tai va. Na, čia rodau šiaip iš tikrųjų pieštukų daro mergaitį, ar ne, vat tamsią dalį daro pieštukų, čia tokį, kaip sakyčiau, netgi truputį pavyzdį, tačiau jeigu mato trečioji nutraukytį iš kairės viršui, jau deda retušavimo, paėmė tą, kaip čia, brushing tą, vienu žodžiu, retušavimo šepetėlį, išsklaidymo šepetėlį ir su tuo išsklaidymo šepetėliu šviesiai dengia voką, šviesiai retušuoja tą juodą spalvą, taip, kad ją šiek tiek sušvelnint, kad nebūtų jinai tokia, kaip pasakyti, apibrėžta labai vienoda linija ir žodžiu, ją tiesiog išsklaido. Paskui dar čia yra įdėta labai nedaug truputis rausvos spalvos ir labai gražiai išryškina žalią akies spalvą, nes yra žalios akies pigmento šitoje aky, bet apie spalvas aš truputį vėliau jau pakalbėsiu. Ir tikrai gana gražus makiažas iš tikrųjų tai merginai, nes labai tiksliai nubrėžta ir labai gražiai retušuota iš tikrųjų. Tai va. Šiaip toks labai subtilus jis yra, šiaip nors dėta yra 3 spalvos čia, kas nebūdingai yra dieniniam makiažui, tačiau galima, sakyčiau, galima sėkmingai laikyti dieninio makiažo, pavyzdžiui, visai neblogą rodau kitą dieninio akių makiažą, čia jaunos mergaitės, tai jinai galėjo ir perlamutru pasidažyti, matot, kad padažyta ir perlamutru, taip. Mėlynakiai, tinkančios rudos spalvytės, bet apie spalvas dar truputį vėliau. Na, čia tokia melsvai žaliakė, bet yra šiek tiek dengtas, kaip tik akytės rausvai, tas irgi labai ryškina žalias akis. Na ir šitas akelės aš konkrečiai įdėjau dėl to tikslaus 2 spalvų paskirstimo, nes visas vokas, visas pagrindas, matot, yra šviesiai dengtas, tik akies kamputis vos padengtas yra tamsesnė spalva. Jeigu tai, sakykime, voką dengiam ne perlamutrinė spalva, tai dieniniam makiažui tai iš tikrųjų galima tai pasidažyti. Na, vakarinis makiažas tinka ir šlapias, ir sausas šešėlio aplikavimas. Jos tiesiog spalvos tampa ryškesnės, intensyvesnės, ilgiau išliks, bet žinokit, jas bus sunkiau retušuoti. Šepetėlį tada, kurio šešėliais dažysit akių vokus, reikėtų tada sudrėkinti vandeniu. Ir naudoti iš tikrųjų lapiam šešėliavimui labai rekomenduojama keptus mineralinius šešėlius, jie gražiau, lygiau padengia voką, nesušoka į tą raukšlę. Turiu pasakyti, žinokite, FM Group visi šešėliai yra mineraliniai, taip kad jūs galite visus drąsiai naudoti, tačiau dar kartą raginu jūs atkreipti dėmesį į amžių. Ir raukšlelės, aišku. Gal jūs esat, sakykime, 45 metų moteris ir neturite raukšlių, tai čia kokia problema. Schema, kaip tekti vakarinį makiažą, iš tikrųjų gal nėra nei sudėtinga, bet jeigu gražiai suliejant spalvas, tai taip ir dieninis gali pasidaryti, jeigu tai yra labai subtilu arba daroma su TT kolekcijos šešėliais, nes TT kolekcijos šešėliai aš iš tikrųjų tokiam vadinamajam nudė makiažui, tai yra idealios spalvos, tai parinktos taip, kad, nežinau, dar yra nuolaida šią savaitę Lietuvoje, tai taip, kad tikrai pasinaudokit. Na, matot, apatinis vokas virš blakstienų tepamas yra tamsiai, pati tamsiausia spalva išoriniam akies kampe, taip, visos kitos spalvytės turi būti suliejamos. Vidinis akies kamputis padengtas šviesiai ir virš antakio taip pat zona yra nušviesinama. Na, čia labai subtiliai tą dalyką padaryti, sakykime, čia subtilus vakarinis makiažas, bet matosi, kad dengiama yra 3 spalvomis. Ta aš jums norėjau ir parodyti, labai ideali čia akies forma iš tikrųjų, tai ką aš matau, tai čia ta migdolinė akis, kurios iš tikrųjų klasikinė ta forma, prie kurio reikėtų visas tas, sakykime, mūsų turimas akių formas priderinti, priartinti, sakykime taip, tada akis atrodo gražiausiai. Vidinis kamputis šviesiai, išorinis kamputis kuo tamsiau ir merginai atsimerkus matosi, kaip tik tai paskutiniai nuotraukui, kad išorinis akies kampelis ir truputį virš raukšlės yra pakelta. Tai tiek ir reikėtų, iš tikrųjų, čia labai gražiai padažyta, jau toks subtilu labai. Apie spalvas, ką aš norėjau pasakyti. Galit mėgti, kokias norite iš tikrųjų tas spalvas, bet jeigu jūs norite išsiryškinti akių rainelės spalvą, sakykime, yra tokių
susiliejančių spalvų, ar ne? Melsvai žalios, žalsvai melsvos. Tai tokiu atveju reikėtų rinkti spalvas, kurią spalvą jūs norėtumėt parinkti, ar ne? Labai aišku visada, kai yra rudakiams, kokios tos akis. Tai rudas akis, bet žiūrėkit, yra ruda spalva, tam mano spalvų rate, kur aš dabar rodau. Ir priešingą, reikėtų visiškai priešingą opozicinę spalvą imti, ar ne? Tai išeina mėlynai, praktiškai tokia žalsva spalva. Tai rudas akis taip gražiausiai, žinokit, ir ryškins, būtent va tokia mėlynai žalsva spalva. Mėlynakiams atvirkščiai tinka visi rudi atspalviai, todėl kad šiaip mėlyna spalva yra kontrastinis su geltona arba oranžinė. Todėl iš tikrųjų ruda spalva atstoja mums šitą visą variantą. Žaliai spalvai visi rausvi ir violetiniai ciklameniniai atspalviai. Laimingiausias turbūt būtų pilkų spalvų atstovės, joms praktiškai tinka visos spalvos. Geltonų, oranžinių akių aš tikrai mačius nelabai esu, bet šiaip iš tikrųjų galėtų ir jie pasinaudoti tais padarimais, jeigu tokių žmonių yra. Tai va, bet žodžiu, dar kartą aš tada rodau, kaip iš tikrųjų, kas turėtų išryškėti, tai opozicinė spalva, tai reiškia kontrastinė, priešinga, negu rate turėtų būti, tai rudos akis, melsvi, žalsvi, gali būti ir pilki atspalviai ir pakankamai, kuo akis tamsesnė, to tas atspalvis turėtų būti, sakykime, toks šviesesnis. Mėlynai akytei, rudi, gelsvi, rusvi atspalviai ir žalios akis būtent su rausvos spalvos turinčių pigmentų išsiryškina. Aš kaip minėjau, pilkos akis geriausiai joms tinka viskas. Iš tikrųjų, bet jeigu tai yra tikrai pilkas spalva akių. Dabar kam rodau šitą dalyką? Čia, žinokit, ne dėl to, kad antakius nusipiešti kaip Angelina, ar ne? Bet šiaip iš tikrųjų tos linijos, ką matot, vidinio voko kraštelis, tai yra jūsų šešėlio tepimo riba. Aukščiausiai vietoj turi būti ištepta, būtent kur taip kerta, sakykime, antakį ir viršų, kaip čia ta penktoji linija, kur yra, tai būtent ten aukščiausiai turėtų būti šešėlio, sakykime, viršutinė dalis jau pakelta. Ir šone, išoriniam akies krašte, tai ta ketvirtoji linija, šešėliai neturėtų tos linijos išlysti, ta prasme, link smilkinio, tos vietos, jie šešėliai neturėtų tos linijos kirsti. Žodžiu, nežinau, tas vietas galite su pieštuku pasižiūrėti kasdieną, kaip jau dažote, žodžiu, tos vietos šešėlis turėtų nekirsti, kaip parodyta šitoje linijoje. Aišku, pagal šitas linijas galima tvarkyti ir antakis. Antakis turėtų prasidėti ties nosies sparnelių suvesta ta linija, bet kaip tik tai antakis turėtų baigtis ties išorinių kraštų, ties ketvirtą liniją ir aukščiausia antokio vieta turėtų irgi būti ties penktos linijos viršutinė dalim. Čia aš, aišku, ėmiau iš antakių iš tikrųjų koregavimo, bet šešėliai lygiai taip pat darosi ir, reiškia, vidiniam akies kampe neišlenda, išoriniam akies kampe neišlenda, o ten, kur yra penktoji linija, ten šešėlio vieta turėtų būti aukščiausia. Šešėlio dingimo vietos. Iš tikrųjų, migdolo akis formos joms yra geriausia, nes jos gali šešėliuotis taip gražiai, nes migdolas yra migdolas, tai yra klasikinė forma. Kada akių kampučiai nuleisti žemyn, mes akytes truputį dengiam aukščiau, ne taip kaip migdolo, pasižiūrėkit truputį arčiau, šiek tiek keliam tas akių kampučius. Ir aš turiu šitą bėdą, tačiau kažkaip žiūriu, kad nelabai kas pastebi. Matyt, gerai vis tik tai pasidarau, kad, žodžiu, tie kampeliai mano yra žemyn ir atrodo toks labai liūdnas veidukas. Tai tiesiog tuos šešėlius reikia pastumti arčiau vidinio akies kampo. Trečias, išsprogusios akys, tai vienintelis atvejis merginos, šiaip iš tikrųjų negražu gal taip sakytos išsprogusios, bet labai didelės būna tokių akių. Tai žinokit, tai vienintelis atvejis, kada galima tepti tą juodą akių kontūro pieštuką apačioje. Vienintelis turbūt atvejis ir tai būtų geriau ne juoda, o, sakykime, pilka, ar ne? Tai tik tai tuo atveju šiaip pateisinčiau, žinokit, tą pasidažymą apatinio voko su juodu, neprastinkit savęs, maldauju, nedarykit šito dalyko. Akis arti viena kitos, tai mes dažom tiesiog išorinį kamputį patį akių,
Akys toli viena kitos, tai kaip tik tai dažom daugiau link vidinio voko, mažinam tą erdvę, kur šviesių šešėlių dažysim ir, atsiprašau, užkritę vokai, tai reikia būtinai dažyti liniją virš užkritusio voko, žodžiu, ir pačią turėsim nutamsinti užkritusio voko dalį ir dalį virš tos užkritusios dalies. O patį pagrindinį voką, esant užkritusiam vokui, reikėtų dengti šviesiai. Akių pieštukai. Turim ko pasigirti. Netgi profesionaliam visažistėm akių pieštukai turėtų labai patikti, žinokit. Iš tikrųjų, esu fanė to automatinio, nes pasidrožia jisai, minkštas, jisai netepa, jisai nenusivalo, sunkiai, sakykime, nusivalo. Dabar nusipirkau pabandyti kapiliarinę, tą skystąjį akių pieštuką ir aš naudoju, turiu pasakyti, švelnesnę spalvą negu juodą. Labai patiko irgi, tik jį reikia laikyti žemyn nulenkus, žodžiu, taip kaip jis parodytas, taip, tai jį reikėtų vertikaliai ir laikyti. Ar išretušuojant galima naudoti, sakykime, ir tą deimantinį, čia per vidurį tas pavaizduotas akiukas deimantinis, jis yra su kitoj pusėje su retušavimo kempinėle, bet aš šiek tiek truputį nelabai mėgstu blizgėti, tai aš nenaudoju to pieštuko. Kas mėgstat, kas yra pieštukas, jeigu yra vienintelė jūsų makiažo detalė, galite naudoti, iš tikrųjų. Man labai patinka dar tie automatiniai pieštukai ir dėl to, kad jį galima nusismailinti, nes kitam gale išsitraukianti tą spalvotą dalelytę yra, žinokite, kaip drožtukas. Ir labai tinka gražiai pasidrožti, nereikia ieškoti kažkur tai kažkokios tai nusmailinimo kitur, ar ant servetėlės ten piešti, žodžiu, toks yra smagus labai daiktas. Spalvų yra daug, 7 spalvos automatinių, tiksliai nepasakysiu kiek deimantinių ir 3 va šitie naujieji skystieji, ne tiek jau naujai jau yra, bet aš sakau, kažkaip tik dabar pabandžiau. Žodžiu, patiko, pasiteisino labai. Kaip pasirinkti tas akių pieštukų spalvas? Vat jeigu mes šešėlius rinkomės kontrastinės spalvos, tai viršutiniam vokui pieštuką, čia aš naudojusi Netos Mankuvienės informaciją ir žinokit, tai drąsiai sakau, nes tikrai Neta yra profesionali visažistė ir kodėl aš, sakykime, negalėčiau pasinaudoti to dalyku, manau, kad jeigu aš apie tai pasakau, tai man atrodo, kad Neta visai neturėtų pykti. Žodžiu, jeigu mes tikrai norim pabrėžti ir paryškinti tą akies rainelės spalvą, tai pieštukas viršutiniam vokui turi būti tokios pačios spalvos kaip rainelė, bet 1-2 tonais tamsesnis. Žodžiu, tiesiog pagal akitį reikėtų išsirinkti. Čia sunkiausia yra tokiom pereinančiom spalvom, kas turi rainelę ar melsvai žalios, ar žalsvai melsos, tas būna blogiausia iš tikrųjų. Tai bet, iš tikrųjų, merginos, tai reikėtų elgtis tai, ką jūs norit pabrėžti, ar tą žalią spalvą, ar tą mėlyną spalvą, tai taip ir renkatės. Čia mėlynakiams tas dark blue tinka, pilkoms akims strong graphite, rudakiams deep maroon, žaliakiams malachito tas green ir gali būti prislopintas su strong graphite, tas žodžiu su pilku. O decadent black arba frozen grey, ta tokia pati jau šviesiausia pilka spalva, tinka visoms akims. Tačiau apatinė blakstienų linija, jeigu jūs vis tik tai liečiat ir norite jau pabrėžti, tai reikėtų būtent brėžti tokia, kokia yra akies rainelė. Ta prasme, šviesumas jos jau turi būti toks kaip akies rainelė. Tada būna labai toks pailsėjęs ir spindintis žvilgsnis. Tai Icy Amethyst yra, rudakiams malachite green, žaliakiams deep maroon. Ir dar pasakysiu tokių pastabų, kad tikrai reikia kontūro liniją brėžti prie pat blakstienų augimo linijos. Ir tai reikėtų atlikti trumpais tokiais judesiukais, trumpais štrichais. Apatinių blakstienų kontūro linija gražiau žiūrisi retušuota, reiškia, jinai išsklaidyta, kaip ten buvo kempinėlė. Galima, aišku, atlikti tai ir su tais šešėliais. Dar, pavyzdžiui, prieš piešiant pieštuku truputį pasklaidot. Ir tas kontūras, taip, jeigu pasklaidot ant šešėlių, labai gerai laiko. Ir toks minkštesnis būna. Ir būtent, jeigu jūsų paakiai apatinė, venkite apatinių kontūrų. Dar kartą kartoju, čia tikrai pagrindinė klaida, nes kartais ateini į kambarį arba ateini į salę, sėdi moteriškė ir matosi tik apatinė akių dalis. Akių nėra, tik paakiai. Tai kaip atrodo.
Juodas pieštukas ir va tie skystas akių pieštukas iš tikrųjų labiau tinka vakarui. Taip, va tos akys būna iš tikrųjų tokios išraiškingesnės. Šiaip dienos metu, jeigu dieniniam makiažui, tai geriau būtų rinkti spalvotus tos pieštukus. Antakių pieštukai, kuo galim pasigirti, tai tikrai yra superiniai. Aš vis tik tai mėgstu labiau automatinius, bandžius esu ir flomasterius naudojau. Flomasteriai yra tokia kapiliarinė sistema, kai kuriems nesiseka su jais piešti. Žinokit, piešia ne flomasterio pats galas, o truputį šoninė dalis. Už tai reikia padirbėti su jais. Galima tikrai, bet reikės turėti ir korektorių tą vadinamą, kad neišlystumėte už tos linijos. Ir dabar paskutinė naujiena, čia tik su katalogu mūsų nauju išėjo, kadangi dabar labai madingi pabrėžti iš tikrųjų antakiukai. Tai ar pieštuku, ar šešėliais galima, netgi yra trafaretai tokie ir yra antakių šešėliai. Ir netgi iš tikrųjų tie antakių šešėliai tiesiog tos plaukiukus priglaudus paryškinus, galima po to vėliau naudoti tą antakių gelį. Yra tokia antakių ir blakstienų modeliavimo priemonė, ten viršaus tiesiog kaip sutvirtinimui. Šešėliai. Tai vat kaip tik įdėjau tuos ir tate šešėlius, labai džiaugiuosi. Viena tik tai blizgantis spalvytė, man jie čia idealiai tiko. Perlamutro aš tos spalvos praktiškai beveik ir nenaudoju. Kur ta raidelė vat yra per vidurį, tai būtent yra ta spalva, kurią galim labai retušavimą daryti, ar ne? Čia apačioje įdėta yra Dessertsant. Čia Aušra man padėjus įdėti, labai ačiū jai. Dessertsant irgi va ta spalvytė, kur iš kašmyrinių šešėlių būtent yra skirta retušavimui. Metaliniai šešėliai man patiko, labai lengvai dengiasi, labai gausiai dengiasi, gal net pavargti reikėtų su retušavimu, bet jeigu su metaliniais šešėliais jau dažystės, jie labiau tinka šlapiam šešėliavimui, tai iš tikrųjų toks vakarinis daugiau, arba jie kitaip, žinokit, prikrenta po, kaip sakyti, ant apatinių vokučių reikia juos padengti prieš tai arba birė pudrą, arba tokį vatos diskelio pusytę naudoti. Iš tikrųjų būna šiek tiek gal vargo. Šiaip, kas mėgsta trio tos šešėliukus, irgi smagiai man visai naudojasi, tik tai, kad neišlaikė, jau subirėjo po to. Ir labai mėgstu, žinokit, birius, bet tik kai kuriuos, neblizgius. Tinka ir įkepti mūsų skaistalai kaip šešėliai. Dalį, sakykime, pagražinimui, prabangesniam makiažui galima naudoti. Kai kurios merginos mėgsta tą paruoštą iš tikrųjų, kurį kelionę galima pasimti. Na ir aišku, prieš kalėdas tikrai neužmirškit mažųjų, nes merginos nuo 7 metų jau labai nori pasidažyti. O čia iš tikrųjų viskas atrinkta, be parabenų, alergenų, žodžiu, tikrai tinkamas dalykas. Kvepia, atidarius taip kvepia, žinokit, kad ta priemonė, aš atsimenu, kad tokiai 7-metai mergaitai padovanau, tai net drebėjo, kaip jai patiko ten visas tas reikalas. Kalbėjau aš apie šitą antakių ir blakstienų modeliavimo priemonę. Praktiškai savo makiažo neįsivaizduoju, nes aš esu tikra, kad mano antakių plaukučiai visą dieną bus taip, kaip aš juos pastačiau, kaip jie sudžiuvo. Tai vienam gale tam juodajam yra būtent tas gelis antakiams, o tam baltajam gale, tai kaip čia yra, sakykime, vadinamas kaip primeris, ar ne? Primeris tai yra prieš tušą. Ta priemonė, jinai užriečia blakstienas ir pastorina. Žodžiu, ir lengviau tušas tepas, nežinokit, jos tokios padaro kaip net kietesnės tos blakstienos ir tą tušą tiesiog lengviau užtepti. Aišku, ir apimties duoda, kieno yra planesnės tos blakstienos. Tušas tepamas ir ant saustų blakstienų, tai tas vadinamasis, ta baltoji ta dalis jau antakių ir blakstienų modeliavimo priemonės, jinai turėtų būti nudžiūvus, todėl aš ją tepu prieš pradėdama tepti šešėlius. Nesvarbu, kad jie apkristė šešėliai, čia nieko tokio baisaus neatsitiks. Žodžiu, tepam ant sausų blakstienų, nuo viršutinio voko pradedam, nuo blakstienų pagrindo, tokius kaip Z raides darom, tokias zigzagą, kad blakstienos nesusiklijuotų tam dalykui. Ant apatinių blakstienų tušą galim tepti net skersais tokiais potėpiais ir, žodžiu, per daug nespaudžiam, nes tiesiog jūs priglausit prie voko ir turėsit dalį makiažą, žinokit, iš naujo daryti. Žodžiu, galim nudažyti 2 kartus tas blakstienas, jeigu atrodytų ilgesnės ir tankesnės, bet aš, žinokit, pabrėšiu, kad FM Group tušai yra tokie,
kad praktiškai tų 2 sluoksnių pakanka per akis. Nu, aš nebent nežinau, jūs norite ten tokių šluotų, kad jau jos drastiškai atrodytų, čia nueinant į kažkokį klubą gal, nu, galima tada kokį 3 tą sluoksnį, bet bus perkrauta ir pačiom bus nelabai smagu. Ir po pirmo karto, jeigu norite jau dėti 2 sluoksnį, reikėtų vis tik luktelti apie, sakykime, kokias 5 minutės, kad tušas visiškai nudžiūtų. Ir tik tada tepam 2 sluoksnį. Jeigu truputį prisimerksit, tai tos blakštienos bus labiau užsirietę, kai jas dažysit. Nu, čia tas liečia viršutinės, iš tikrųjų apatinių jau tai viršų nenorėsit riesti. Tušai. Žinokit, visus esu naudojus tušus. Ir vis tik tai likau prie naujojo Phenomenal, jis man yra geriausias, nežinau kodėl, todėl kad jos gražiausiai atrodo. Bet tušai pats pirmasis arba labai jautrom akim Hypnotic Black, tai yra ypatingai to ir pasižym, kad jis ir jautrom akim ir toks subtiliai. Nu, subtiliai ir ilgina, ir tankina. 3-step effect, kur su tokiu riestų spiraliniu šepetėliu, tokiu keistu, kai kas pripranta prie to šepetėlio, kai kas nepripranta. Na, aš nežinau, sakyčiau, naudojau šį, bet nei taip, negaliu pasakyti, nei taip, nu, žodžiu, bet jis ilginantis daugiau yra. Ir man reikėjo labiau apimties. Tai kurį laiką aš buvau Volume Designer, to jau tušo tokia gerbėja. Šitas tušas yra, sakyčiau, gal patvariausias toks yra, bet kai atėjo tas naujasis ir su to šepetuku aš vieną kartą pabandžiau pasidažyti blakstienas, nu žinokit, nu likau fanė, nu ir taip ir likau tą fanę. Žodžiu, jisai atskiria labai trumpas blakstienas paima, toks, nu, išryškina ir tas trumpas blakstienas, užriečia, jis yra skystesnis negu visi kiti tušai. Sakyčiau, nu, 2 sluoksnių tai jau super per akis. Aš čia kažkada jau į vakarėlį, tai jau buvau su tokiam gana šluotom. Sakyčiau taip. Na ir dabar naujiena naujojo katalogo, kas turite tokią tendenciją, kad jums, sakykime, pakių ta odytė yra riebesnė, vis tik tai nors taip labai retai būna, arba tiesiog drėksta pats vokas, arba tingite pasidaryti makiažą ir pasidengti viršutinį voką tą pagrindų šešėlių, tai tada galite nusipirkti vandeniu atsparų tušą ir verkti. Nes šitas, tas ne tušo, o gėlį tokį, žodžiu, toks gėlis naujas čia yra, visą tušą pasidengia tuo gėliu, bet reikia jau taip gana kruopščiai, galite verkti. Iš tikrųjų. Galite verkti, galite eiti su vaikinu į lietų pasivaikščioti kažkokį, į baseiną eiti. Formulė hipoalergeniška, tikrai labai lengvas jis yra. Tik atžymėta ir turi net klinikinius tyrimus, žinokit, hipoalergeniška formulė, ypač jautrom akim. Aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, žinokit, atradus FM grupių ir tušus, nes yra žmonių, kurie yra alergiški tam tikrai anglies daliai ir aš negalėdavau naudoti juodo tušo. Tai mano pasirinkimas buvo arba mėlynas, arba, aišku, aš dariau klaidą, anksčiau arba mėlynas, arba rudas tušas, arba labai tamsiai, arba turėdavau pirkti specialų jautriom akim, bet jis neišryškindavo iš tikrųjų tų akyčių taip, kaip aš norėdavau. Tai, žodžiu, visus FM grup tušus, žinokite, esu išbandžiusi su savo jautriom akim ir tikrai atsakingai pareiškiu, kad naudoti galite. Ko neturi kitos kompanijos ir ko galim pasigirti, tai makiažo šepetėlių valymui skirti šepetėlių šampūnas. Tai iš tikrųjų aš jau šepetėlius jo plaunu kartą per savaitėlę. Tai yra, nu, ten tą dieną, kada aš iš ryto ten galėsiu savo ilgiau pasnausti ir makiažo nedaryti. Ar ne? Ir tinka ir sintetiniam, ir natūraliem. Nuvalo tas visas dulkės, nu, žodžiu, vis tiek sebumo dalelių tai lieka, ypatingai jeigu jūs dengiat makiažo pagrindą skystę, tai iš viso. Na ir yra šepetėlių purškiklis. Tai užpurškiam tas priemonės, jeigu jūs norite jas nudezinfekuoti, tai visažistėm galima drąsiai siūlyti, dėl to, kad tikrai retai tokių dalykų būna ir galima, jeigu jūs tą patį šepetėlį norite daug kartų iš eilės, tai su juo galima ir nusipurkšti. Nuskalauti nereikia plauti. Dabar iš Inetos dar pasiėmiau, žinokit, tokį apie akių tušą, ką darom, kokias klaidas. Daug tušo sluoksnių, tikrai 2 patepimus FM grup tušai užtenka, nu, tušais užtenka tikrai. Daug sluoksnių sugadina. Ir toks, nu, vat, šepetėlių pumpavimas, nu, kaip mėgsta merginos tiesiog orų tą šepetėlį papumpuoti, nu, nesuprantu, dėl to, kad į tą tušo indelį patenka oro, jis tą tušo džiavina ir tiesiog tušo galiojimo naudojimo laikas tas tiesiog trumpėja.
Paskui iš karto pasakysiu, kad tušas atidarytas galioja 3 mėnesius. Nesvarbu koks tušas, bet šitas tai juo labiau. Ir pasenęs tušas jisai ir niežės, gali būti akies infekcijų tam tikrų, kaip priežastis. Žodžiu, atidarot, aš tai sakyčiau 3 mėnesiai, jeigu kasdien naudojat, jeigu nenaudojat kasdien 6 mėnesiai. Matai. Kas dar baisiai atrodo? Nepadažytos blakstienų šaknis. Žodžiu, nuo pusės pasidažot. Tai irgi nelabai gražu. Nuo pat šaknų reikia iš tikrųjų tą dalyką daryti, nes blakstienos atrodys trumpesnės. Ir per stiprus spaudimas. Paspaudėt stipriai, tušo liks ant tokių vokų, turėsit taisytis. Pataisimui yra toksai dalykas kaip makiažo korektorius. Jisai visai neblogai tą dalyką atlieka. Truputį tas galiukas jau jo, jis toks, to reikia to jau kaip flomasterinė dalim prisiglausti prie voko. Jisai pataiso labai gražiai, bet kartais tą vietą reikia vėl pasipudruoti, iš tikrųjų. Visur telpa, galima jau ir pieštukui, ir kontūrai. Tas galiukas truputėlį paskui apsitepa, bet paskui, jeigu norit, galima labai gražiai drėgną servetėlę nusivalyti. Mano nuomonė, čia gana gražus vakarinis makiažas. Labai norėčiau jūs tokias visas kada nors matyti kokiam prabangiam vakare. Kitas vakarinio akių makiažo pavyzdys. Čia jaunai moteriai, nes matot perlamutriniai daryta. Ir taip sakyčiau, bet labai aiškiai visos taisyklės yra išlaikytos. Rudakiai jinai ta moteris, gal spalva nėra labai teisingai parinkta kaip rudakiai, bet makiažas atrodo neblogai. Tai mano šiandien tiek, jauskitės puikiai, balsas visai sugedo į galą, bet tikiuosi atlaikysiu. Ačiū. Ačiū Jurga, buvo tikrai įdomu ir naudinga. Ir nors aš klausiau šitą temą jau nebe pirmą kartą, bet dar kai ką naujo išgirdau, tai tikrai labai įdomu. Kol kas klausimų nematau, tai pasinaudosiu progą ir pasakysiu tokį dalyką. Po savaitės, tai yra 23 dieną, webinaro nebus. Leisim jums ruoštis ramiai kūčiom, kalėdom. O 30 dieną webinaras vyks ir tai bus tikrai labai naudinga tema, nes bus būtent apie elektroninės parduotuvės, kaip su ją elgtis, apie registraciją online, apskritai, kaip elgtis dar su simuliatorium. Tai tiesiog toksai, kaip dirbti su mūsų FM puslapiu. Tai tikrai, kaip sakant, prieš metų galą prisėskit, pasijunkit. Jurga žadėjo pasirodyti, matau. Net aprašo. Rodykis, Jurga. Gal aš prastoj šviesoj būsiu labai tik tai. Tai iš tikrųjų tiesiog 30 dieną bus webinaras ir kviečiu prisijungti. O kitą savaitę, jeigu labai truks mūsų webinarų, tai tiesiog galima prisijungti ir klausyti įrašą. O dar Lina dėkoja, ačiū Jurgai. Lineta, kaip sakė, pasirodyti. Vaida taip pat dėkoja, ačiū Jurgai. Neringa dėkoja, ačiū labai. Ingrida, labai puikus pristatymas, ar būtų galima gauti šias skaidrės? Ingrida, galima, aišku. Parašykite iš karto elektroninį paštą, kad rastume kas kaip ką. Viktorija Tautke, superinis webinaras, galėčiau klausytis ir klausytis. Ačiū Jurga. Jurgita Kuršienė taip pat rašo, ačiū labai. Man kaip nemokančiai pasidažyti buvo net labai informatyvu. Tai dabar, manau, visos paklausė Jurgos webinaro ir šventes sutiksit su gražiu, tvarkingu akių makiažu. Klausimų nematau, matyti tikrai labai aiškiai ir konkrečiai paaiškinai. Tai dar sulauksime, keletą minučių palauksime galbūt. Taip. Aš dar noriu pasakyti, kaip ir į temą, šiandien kaip tik pačiupinėjau pirmąjį kartą tą antakių priemonę. Tai ten yra 2 spalvos šešėliams ir antakių šešėliai, tada viena spalva yra šešėlis po voku ir dar viena spalva yra kaip vaškas, kaip fiksuoti spalvai. Iš tikrųjų labai yra įdomus toks rinkinukas patogus. Tai tikrai išbandykit, nes aš naudoju
kol kas dar naudoju kitos firmos, bandžiau, tikrai yra labai superinis dalykas ir net manau, kad ir FM labai labai patiks man ir būsiu irgi fanė. Tai štai. Lina rašo šaunuolė Jurga. Na, o kadangi klausimų daugiau nėra, tai atsisveikinam su jumis. Gražių jums švenčių, jaukių ir susimatysime 30 dieną. Gero vakaro visiems. Viso gero. Viso gero.